Sveiki visi, eteryje ralio pokalbiai su įdomiais žmonėmis. Šiandien pas mus Lietuvos ralio čempionas Giedrius Notkus. Labas, Giedriu. Labadiena, Ramūnai. Pokalbiai bus ne tik apie ralį, iš principo apie gyvenimą, nes ralis tai ir yra tavo gyvenimas, teisingai? Visiškai. Tai vat pradėkim nuo vaikystės. Vaikystė ne nuo ralio prasidėjo, galbūt nuo kažkokių tai automoto renginių. Kaip nekartas susakęs tėvukas, atvažiavo į varžybas, pasiėmė mane, nusivežė, žiūri, lenktyniauja, burzgė garsas, žinai, ir tas patruputį mane kabino, ko paskui labai užsinorėjau pats dalyvauti, bet nebuvo galimybė. Jau tik tais 15 metų atėjus į technikumą vadinamą, buvo kartingo klubas, kur pradėjau lenktyniauti su kartingais. Tas lenktyniavimas iš pradžių buvo krapščiamasis Rusija kelius metus, paskui po kelių metų ten išvažiavimus į kažkokias varžybas, Lietuvos čempionatai prasidėjo, tai kas augo, paskui jau atsirado teisės, atsirado automobiliai, kalnų lenktynės, trekai ir taip 2004 metais pirmą kartą startavau ralyje. Jo, labai greitai, labai trumpai. Pasigilinkim. Į kokias lenktynės tave vesdavosi tėtis? Čia buvo tokia autoremonto gamykla Panevėžyje ir jie remontuodavo būtent Volgas. Ir iš tos gamyklos buvo irgi, kaip seniau Dasafo laikai būdavo klubas, tai ten būdavo bagių, formulių ir tų pačių Volgų. Tai važiuodavom į Bikerniekus, į Rygą. Žiedą žiūrėti pagrindėjo. Arba ir kroso varžybas, bet daugiausiai aš kažkaip man užstrigęs, tai žiedas ir dar žiemos trekai. Trekose tikrai esu buvęs nemažai, tai tų varžybų jau matęs, bet aišku, ten vaikas buvau, daug nesuprasdavau, bet vis tiek buvo įdomu ir matyti tas įsiskėpė ir įaugo man į kraują nuo mažų dienų. Ar tos Volgos, kur ant stogo būdavo lentelė su numeriais? Tos pačios. Kartingai. Jo, kiekvienas technikumas turėdavo savo, ne kiekvienas, bet daugelis, turėdavo savo kartingų būrelius, būdavo ten keli žmonės ant vieno kartingo, Minsko variklyje, ne? Taip. Daugiau taisai negu važiuoji. Jo. Visiškai taip ir yra, nes čia buvo 95 metai, sugriuvo ta sąjunga, Dasafai baigėsi, finansavimo nebebuvo, atėjus tą technikumas irgi pinigų neturėjo, tai buvo kažkiek kartingų likučiai, sakykime. Ir tau reikėdavo susirinkti kartingą iš tų likučių ir dar iš tų pinigų, kur mama tau duodavo ant pietų. Tai pietų nevalgydavo, aišku, visas biudžetas buvo į kartingas. Tai kažkokią mes ten kartingą susirinkom, reikėjo variklį, turėjau javą, pardaviau javą, nusipirkau variklį, variklis užkalė sekančios varžybose. Žodžiu, ten istorija labai ilga. Faktas, kad pirmas finišas buvo 15 varžybos. Iš 15 varžybų pasiekė pirmą kartą finišą. Taip, tai buvo ir ašaro, ir to skausmo daug visokio, bet matyt, ten taip įskiepijo man tą norą važiuoti, tas nefinišavimas, kad po šiai dienai neatleidžia dar jau. Ta prasme, jo, prieisim dar ir prie to, bet per 15 varžybų neatmušė noro lenktyniauti, nes vaikui, žinai, labai lengva. Toks jau ir vaikas, jau 15 metų, tai jau, kai pradėjau lenktyniauti, gal buvo 17, žinai, 18 plus minus, tai jo, iš tikrųjų, buvo daug nevilties, bet vis laik grįždavau, nežinau, kažkokia vidinė nesuvaldoma jėga, kuri vertė tiek važiuoti, startuoti, dalyvauti ir, aišku, jau kai finišavom jau antroje vietoje, ten su prizininkais ir viskas gerai buvo, bet iki tol, nes ta technika tokia, pas ką buvo pinigų, tėvai veždavo ten rinkti variklius į Kauną, tokiam Jonai, kas neturėjo rinkosi patys, ten šveisdavom tos cilindriukus, kad geriau trauktų. Laudavo džiklerius. Jo, kažkur girdėjom, kažkur negirdėjom, karburatorius reguliuoja biški nemokė, tai išvažiuoja, keli ratai, klinas, užstringa variklis ir vėl nuleidi galvą ir važiuoja namo, žinai. Tai tokia patirtis. Leisdavai pietus ant kartingų. Kiek tavo klasiokų leisdavo pinigus pietums skirtus ant cigarečių ir alaus? Tai pusė, manau, skirdavo tam, kita pusė dar kažkam, o aš tikrai gaudavau tos 2 litus
pietums ir žiūrėdavau, kaip Hebra iš kioskelio atsineša bulkučių su šokoladiniu pienu, žinai, ir kemša jas, o aš galvoju, norėčiau, bet reikia stabdžių to skyšio BSK nusipirkti, stabdžių reikia pumpuoti. Gerai, kartingus išaugai, kaip visą tai transformavosi į automobilius? Nes buvo pertrauka, teisingai? Jo, buvo pertrauka, iš tikrųjų, 99 metais išėjau į Lietuvos kariuomenę, po to grįžau, dar šiek tiek važiavau su kartingo, metus laiko ir prasidėjo, tada jau turėjau teisės, prasidėjo automobiliai, kažkokie renginiai ir tada buvo labai populiarūs raliukai Širvintuose, pasvygi vadinami, žinai. Ir vienais metais labai norėjau nuvažiuoti, bet nepavyko, nes neturėjau šturmaną. Turėjau automobilį Opel Kadett. Laša? Laša, jo, GSI. Skaitmeninis ekranas? Jo, viskas ten gerai, žinai, bet tuo laiku dar buvo tokia niša, kur galima buvo važiuoti be lankų. Nu, pasvygi gal buvo galima važiuoti be lankų, kitur ne. Bet ir pasiūliau kartingo dabartiniam treneriui, tokiam Andriui, sakau, važiuojam. Sako, galim važiuoti, ar lankai yra? Sako, ne, nėra. Tai žinok, sako, gal aš nevažiuosiu. Tai 2003 metais man taip nepavyko sustartuoti, bet 2004 metais susitikau... Radai savanorį. Jo, dar vieną draugą, kuris apie ralį nelabai daug suprato, žinai, bet... Aš atsimenu, tu pasakoji, kad jisai su lakierko mane. Jo, su džinsiukais ant kančiuko lakierką, žinai. Iš draugo pasiskolino nuo mopedo šalmą, žinai. Panašu, žinai, toks labai techniką gerai supranta, ten man padėjo truputį pasiruošti tam varžybom, ten apsaugą jis man uždėjo ir dar keletą momentų patvarkė ir mes to kadit Ir kaip sekėsi? Išvažiavom. Nu, ten buvo, žinok, visai neblogas raliukas, ten ir Vilimas, ir Čirba dalyvavo. Ten ne taip, kad, žinai, kažkokia varžybėlė, bet iš 700 berus dalyvių apie viduriuką kažkur buvome. Tai... Ne taip ir blogai. Jo, tas pirmas toks visai geras buvo pasirodymas. Ir nereikėjo 15 varžybų, kad baigtum? Ne, kažkaip tada tie automobiliai pasirodo patikimesni, užsienietiški buvo negu ta rusiška technika. Tai toks buvo, atsimenu, dar vienas momentas, važiuojam ten Bajorą, toks dopas yra tokiuose 100-mečiai, nežinau, medžiai, ažalai ar neažalai kažkokie auga, mes ant 17 važiuojam, žinai. Gal sako, 170. Jo. Kas būtų, jeigu, sakau, mes nepataikytumėm į tą posūkį, žinai. Tai toks, nes padangos žieminės, žinai, lankų nulis, paprastas sėdinės, kažkokie šrot diržiukai tie gatviniai ir... Stenogramą irgi? Stenogramą, tai apie stenogramą dar papasakosiu atskirą ten temą buvo. Bet, žodžiu, kažkaip buvom šokę iš kelio tenai, bet laimingai, ne ant tokio greičio. Tai finišavom, buvom pilni laimės, bet, sakau, su stenograma, tai kaip prieš tas varžybas pradėjau stenogramą rašytis, neturėjau jokio supratimo. Kas ta stenograma, kaip ten, žinau, kad girdėjęs, pasidinau tą savo draugą, sakau, varom į mišką, pasirašysim. Pabandom. Aš jam sakau, čia važiuojam į kairę, čia biškį į priekį, dabar į dešinę, žinai, ten pavažiavom. Sako, žiūrėk, man lapas baigėsi. Tai sakau, vers kitągi. Gerai, žinai, toliau. Grįžom, sukam. Sakau, skaityk. Ką čia skaityti? Ką užrašiai? Sako, žiūrėk, ką užrašiau. Jis taip va, tiesiai į kairę. Žemėlapį darė. Jo. Aš sakau, kažkaip netaip turėtų būti nepais. Tai tada gavom Lipeikės stenogramą. Čia ir toks senas dopas, žalioji Klimbalą. Nuvažiavam su tą stenogramą, pasižiūrėjau, kaip kas su kuo, kas čia į kurią pusę. Daugmaž jau tada mintį pagavau, žinai. Tai ten kelis kartus pasivažiavam ir tada jau tas pirmas startas. Tai va tas pirmas tavo mokytojas yra Roko Lipeikio stenogramos sąsiuvinis, ar ne? Jo. O gerai, toks dar truputį prie buitinių klausimų. O kas anksčiau prasidėjo, ralis ar žmona? Kartingai anksčiau, aišku, prasidėjo. Ralis jau prie žmonos atsirado. Bet, sakykim, tas kaip ir automobilių sportas, kartingas galim priskirti prie automobilių sportą, tai truputį anksčiau.
Tai žmona man, kai jau suprato, kad čia blogai su automobilių sportu, pradėjo priekaištauti. Taigi, sakau, žinau, iš ko ženė, sakau, prieš tai buvo, sakau, nieks nepasikeitė. Tai jie ilgai reikėjo su tuo susitaikyti laiką, kad... Na, jinai kaip ir visos moterys galvoja, kad ištekėsiu, tai pakeisiu. Jo, pakeisiu. Tai nepaėjo. Nepaėjo. Sakau, kam tie, sakau, kraštutinumai? Reikia ieškoti kompromisų, žinai. Tai... Bet tas kompromisas tau visai pasisekė, ar ne? Nes dabar visa šeima kiekvienam raliai su tavim, ar ne? Nu jo, visą laiką jie, kai gali, taip praktiškai būna. Ir dukras labai nori kažkaip važiuoti, palaikyti, jie tą emociją jaučia, kaip sakyti, turime tų fanų tikrai nemažai, bet čia vieni mūsų ištikimiausi fanai, tai šeima. Nuo to viskas ir prasideda turbūt, nuo šeimos. Manau, kad taip. O ką tu šiaip dirbi? Nugi nesi profesionalus realistas, ar esi? Ne, profesionalus realistas, tai varce, sakau, yra gal tik tai 3 ar 5 profesionalus, kurie gauna atlyginimą. Daugiau yra paprašaikas, kaip aš sakau. Tai toks dalis mano darbo yra to pačių rėmėjų ieškojimas. Ne? Turim savo klubą, sporto klubą, kuris yra paramos gavėjas. Tai bendrausi rėmėjais ir bandai juos įtikinti, kad tai jiems yra naudinga ir yra partnerystė, kurią mes savo viešumu jiem padėtumėm vykdyti savo veiklą. Aišku, bet vien tik tai to neužtenka, pas mus pakankamai maža šalis ir sudėtinga rasti kažkokį tai rėmėją, kad uždengtų visą biudžetą. Tai truputį dar užsiemu prekybą, automobilinė sportinė įranga, Sabelt, tai sėdynės, diržai, kombinzonai. O dar tokia kita veikla, tai, kaip sakant, perekupas, žinai, tai automobilių pardavėjas, nuperkam, tvarkom, parduodam ir kažkas panašaus. Bet tai irgi susiję su raliu, nes nemaža dalis tų automobilių, kuriuos tu perki ir parduodi, yra irgi į sportinę pusę, teisingai? Taip, iš tikrųjų viskas nuo to ir prasidėjo, kad kai nusipirkau Subaru, reikėjo atsarginių dalių, tai pirkom kitą automobilį, kad turėti kaip atsarginės dalis, kaip Zipą, tai jį truputį naudojam ir savo, paskui kažkam pardavėm, paskui nupirkom kitą automobilį, iš tų dalių dar suremontavom, toks gavosi... Ir įsisuko visą. Jo, įsisuko tas verslas, tai ten Mitsubishi Evolutionai, tai toks... Iš kažkokio iš ralistų esu girdėjęs, kad jeigu reikia Evolutiono, tai visi Lietuvos Evolutionai yra pas Giedrių Notku. Na gal ne visi, bet tikrai pirmą rankas praėjo jų nemažai yra ir Pabaltijs visas buvo vienu metu aprūpintas. Taip, bet vis tiek galima sakyti, kad tu esi profesionalas, nes realiai visas gyvenimas sukasi apie ralį, teisingai. Tik tiek, kad profai gali skirstytis į 2 dalis. Vienas, kuris tiesiog gauna algą ir nesirūpina nieko, kitas, kuris daro visą verslą ralio, teisingai, visą sporto verslą ir iš to gyvena. Tai tu vis tiek gyveni iš ralio. Šiai dienai gal nėra taip, bet tais laikais 2014 kokiais, kai čia buvo tų Mitsubishi kas antras automobilis ir nebuvo R5 automobilių, tai tikrai iš to galim sakyti gyvenau ir buvo pagrindinė duona, nes truputį, sakau, kaip ir dalimis automobilius prekiaudavom, tai būdavo tokia firma ASRT ir pas juos važiuodavo toks rusas, dabar užmiršau pavardę. Grezinas? Ne Grezinas, su geltonu Mitsubishi. Jo, bankininkas. Jo. Tai jis kiekvienam ralį versdavo po automobilį. Tai buvo detalį tekėjas? Tai pas mus į mėnesį 2 automobilius nupirkdavo dalimis vien jie, žinai. Tai iš tikrųjų tai toks buvo, gal sakykime, aukso amžius netgi iš tos pusės, bet jo, paskui keitės technika, keitės automobiliai, tai mes daugiau perėmė automobilių prekybą nei dalis, bet kažką dar turim ir dalių. Kultinis šūkis, kuris absoliučiai siejamas tik su tavimi, kuris dabar yra ir ant tavo krūtinės, buvo
aš esu girdėjęs daug versijų, įtariu, kad žinau ir tikrą, bet viena iš tokių įdomesnių, ką tai reiškia, kad jeigu žmona neleidžia į ralį, tai sekso nebūna. O kaip gimė šitas šūkis? Dabar papasakosiu, tai visus nuvilsi, nes visiems fantazija būna didesnė, negu yra realybė, žinai. Tai, kaip sakyti, visą laiką, žinai, pradžius ralius pradėdavau žiūrėti, ne? Ir kaip važiuoja automobilis skersas ir dar, žinai, plačiai ten ant ribos, žinai, visi žiūrovai ten sako, seksovai pravažiavo, ne? Tai, žinai, toks važiuojant darai seksą su automobiliu, kai tu slysti iš šono, galbūt tai nėra greitas važiavimas, bet efektingas žiūrovai, gražu pažiūrėti. Toks malonus kaip seksas, ne? Tai jį tą važiavimą seksu daug kas vadina, tai nebus ralio, nebus sekso, tai nebus to skerso važiavimo. Nebus ralinė to sekso. Okay. Apie santykius tai nėra tiesiogiai susiję, bet kas norit gali... Tai... Gali traktuoti ir jo, pagal save traktuoti. O kodėl ralis? Va, tu važiavai kartingu, kaip ir buvai įsitraukęs į kartingo sportą, bet kai sėdai automobilį, pasukai pasvygiai į žvyrą, o ne į kačiargant asfalto. Kaip tai nutiko? Aš irgi iš tikrųjų galvojau, kad būsiu žiedininkas, kai važiuodavau su kartingais ir man tai tas žiedas kaip buvo arčiau ir tas ralis, toks, žinai, kažkur miške ten kažkas važiuoja, žinai, ten pravažiavo ir nematai žiedę, čia matai važiuoja, žinai, bet tuo metu žiedas buvo visai gal numiręs, sakykim, ir tas tokio aiškumo nebuvo žiedę, o ralis tuo metu 2003-2004 toks pradėjo aukti. Jo, jis išgyveno aukso amžių realiai. Ir tas populiarumas, ir čia ralis, čia Lipeikis, Panevėžys, žinai. Rokas Lipeikis. Rokas jo Lipeikis, Darius Vilimas, Arūnas Vaičiūnas, amžinatilsį Rolandas Šaduikis, kuris mes padėjo, kaip sakyti, irgi, kai pradėjome važiuoti A lygoje jau įsitvirtinti, tai iš tikrųjų tokių buvo pavyzdžių ir buvo pas ką galbūt kažką pasiklausti, susižinoti. Ir tas pirmutinis išvažiavimas ralius nebuvo labai brangus. Reikėjo turėti automobilį ir realiai žieminės padangas, kad karterį neprakirstum, žinai. Lankai tik atsirado trečiose varžybose pas mus. Tai toks, gal iš tos pusės, kad paprastai ir pigiai galima buvo prie to prieiti. Atsirado rezultatas, atsirado daugiau noro, ne? Tai noras laik buvo, bet su rezultatu noras kilti aukštyn, kartelę kelti tiek lygio ralio prasme, tiek technikos, tiek visą kitą. Tai ir pakalbėkime apie tą progresą tavo technikos prasme. Pirmas automobilis kadetas be lankų. Praėjo 3 varžybos, į tą patį kadetą įkrito lankai. Įsidėjom lankus, iš tikrųjų patys susidėjom. Jokių ten nebuvo dar sertifikato. Važiavam, čia yra toks Igorio lankai. Sakom, kaip įdėti lankus, žinai. Sakom, Igori, gali įdėti ten eilėje, pas mane ten pusę metų, dabar čia žetažas, žinai, čia nėra. Pasižiūrėjom, kaip ten pasitos lankus deda. Tas mano kolega, kuris, kaip sakau, auksinių rankų meistras, sako, tuoj aš suvyrysiu. Tai žinok, iš tikrųjų padarė tikrai neblogus tos lankus ir mes tom pasvygytose B lygos ar C lygos varžybėlėse lėkdavom ir jokių problemų. Tai ten būdavo storasienis vamzdis, toks sunkus jisai, sakau, tai paskui juokdami, sakau, pas mums patys saugiausi lankai pabalti. Bet iš tad kadetas netaugia. Jo, senelė buvo viena vamzdžia, gal 4 mm. Bet nesvėrėt dėl... Tada nesvarbu buvo, norą tik leiskit važiuoti mums, žinai. Okay. Atsiveždom kanistras būdavo bagažiniai, įsimeti, zapaskė, raktų keletą, žinai, atvažiuoja išsikrauni, persirengi, šturmanas, sakau, su džinsiukais, žinai, lakierkam ir į priekį. O paskui natūralus progresas, Astra, kas atsitiko kadetui, supuvo? Ne, nesupuvo, bet sugalvojom, kad reikia jau aukti aukštyn ir važiuoti į Lietuvos ralio čempionatą. Nes toks kaip ir svajonė buvo, žinai, vis laik buvo svajonė važiuoti ralį. Paskui atsirado svajonė važiuoti A lygai, žinai. A lygai, su kadetu, čia tie lankai nehomologuoti, žinai, žodžiu, reikia naujo automobilio. Tai pas tą Igorį nuvažiavam, susidėjom lankus normaliai, patys kažkaip tai tą automobilį pasirašėm.
kiek tada supratimo turėjom ir jau sportinės sėdynės atsirado, sportiniai diržai ir pirmas ralis, Winter ralis, startavom tada būdavo dar jie. 6 metai. 26 metai, taip. Ir Lipeikis kaip tik organizavo, ten buvo Visaginas, Zarasai, Ignalina, kažkas tokia. Tai Roko gimtos vietos. Jo, tai žodžiu, aplink Salaką, tai pirmas ralis ir iš karto į žieminį ralį papuolėm. Tai toks buvo truputį iššūkis, bet nežinau, kažkaip susitvarkėme su juo. Ir Astra tau tarnavo visai nemažai metų, teisingai? Jo, mes 26 metais ten važiavom, S2000 klasė tokia buvo, tai mes ją iškart pirmais metais laimėjom. Čia standartiniai 2 litrų automobiliai. Jo, 2 litrai automobiliai. Paskui porą metų tas automobilis mums kažkaip tai pradėjo lūžti ir vis nefinišuodavom. Tiesa, dar šturmanas pasikeitė, atsisėdo tada Dainis Alekna. Ir 2009 metais kažkaip tai mes vėl tą automobilį truputį persirinkom, įsidėjom jau kumštelinę greičių dėžę, jau kažkaip rimčiau pasirašėm ir 2009 metais Dovilas Štelė, Donatas Stašaitis ir mes visą sezoną mes ten taip ėjom ant peilio. Ir paskutinėme etape buvo Kačerginės Nemuno žiedas, tai man žiedė nelabai sekdavosi važiuoti, kažkaip tai jie ten vietiniai kauniečiai, jie geriau važiuodavo, ten man Štelė privežė virš minutės, Stašaitis irgi ten virš 20, gal apie 300 sekundžių. Ir galvoju, kad jau viskas, tas čempionas jau mums ten nuplaukė. Ir antrą dieną buvo Ukmergėj kroso trasoj, kitą dieną, asfaltas baigėsi. Ir žyriniai keli ruožai, bet būtent ir tas Ukmergės kroso trasa, kur dabar Mineralis atvyko, man atrodo, šiemet liktais, praeitais metais. Tai... Ten trasa ir aplinkui ją. Jo. Ir ten tą naktį taip nulyja lietus, o ten molis. O jie važiavo su Žiguliu ir su BMW galovaramu, ne? Tai Čitelė kažkuriam posūkį nuslydo, o mes per vieną tą užvažiavimą iš Stašaičio atkirsdavom po 17-15 sekundžių. Ir mes atvijom ir liko paskutinis greičio ruožas, mes jau laiminėjom ten keliom sekundėm. Ir buvo toks įvykis, kad mes tą greičio ruožą pravažiavom, tikrai aš ten lėkiau smarkiai, ten Siemens 2 ratų, pakėlė tą mašiną, Dainis Alekna metą stenogramą, sako, aš tau nebeskaitysiu, sako, žinai, nes, tikrai ten, žinai, ten akyse medalis stovi jau, toks noras laimėti buvo ir, žinai, atvažiuojam į finišą, sako, gavot. Kaip gavom, sako, ten 40 sekundžių. Tai galvoju, tai kaip tie lėkė? Stašaitis atvažiuoja su kreivu ratu, nulaužusi kažkurį kelmą, aplenkia Čitelį dar. Nusiminę važiuojam jau link Vilniaus ten, buvo ralis aplink Lietuvą tada. Ir nuvažiuojam į vietą, ten susitinkam Vaitekūną berods, tėvuką. Sako, laimėt, ne, sakom, gam. Kad sako, vidurį daug paėmiau, sako, 6 sekundėm vežat visiems, žinai. Sako, rašykit protestą. Tai parašėm protestą, sutikrino laikas ir nežinau, kodėl atsiradus buvo klaida. Ir mums 40 sekundžių blogiau įrašė laiką, negu buvo tikras. Tai žodžiu, pristatė laiką ir tada mes buvom klasė pirmi ir laimėjom čempioną žiedus vardus, kaip čia pasakyti. Bet dar, jeigu atsiverstumėt EVRC ten puslapį ir kitur, vis tiek mes esame žemiau atvažiavę, net laikų kaip ir nepataisė, bet žodžiu, Palačiu, 9 metai, ar ne? Jo, 9 metai paskutinis ralis. 3 klasėje. Jo, 3 klasėje. O iš tikrųjų mes pirmi buvom, tada ir laimėjom. Geras. O kaip gimė Subaru? Ar pajutai, kad jau Astra išnaudota per visus galus ir reikia kažką progresuoti? Nes sekantis žingsnis buvo Subaru, teisingai? Taip, iš tikrųjų jau Astrai jau 10 metais tokia ir motyvacija ir truputį dingo ir, žinai, ir čia visi lėkia ir vėl važiuoti su tą pačią ir vėl dėl to pačią kovoti kažkaip, man vis laik norėjosi daugiau, žinai, ta svajonė buvo, aš pradžiu važiuoti ralį, paskui važiuoti laisvę, dabar rado svajonę važiuoti 4 ratais, ne? Nes dėl absoliučios įskaitos pradėti kovoti. Jo, pradžioj pats važiavimas, jau apie kovojimą, ten paskui jau išsirutaliojo viskas, ne? Bet bent jau kovoti su vyrais, kaip aš sakau, ne? Jau vis tiek, visi
kieti lenktynininkai dažniausiai pereina į tos 4 varomus. Ir aišku, ten kažkokia ten automobilį irgi to verslo užsiėmiau to laiko. Tų pinigų labai kažkaip ir nebuvo, bet radom Estijoje daužtą Subaru. Nusipirkam tą Subaru, jinai buvus Rainer Aus, tokio lenktynininko automobiliukas. Tai su juo nupirkom, jisai buvo ten sudaužytas, metus laiko remontavom ir 2011 metais mes startavom su juo čempionate. Iš tikrųjų, 2010 jau buvo MG tokie raliukai. Tai pirmas startas jau rudenį ten su Vytauto Baranausku jau lenktyniavom tame raliuke. Bet kaip tu pasiryžai, tarkim, Subaru yra daug didesni biudžetai, teisingai? Visko daugiau, degalų išnaudoja daugiau, padangų išnaudoja daugiau, pats automobilis daug daugiau kainuoja, viskas daugiau. Nu, žinok, aš toks turbūt esu, kaip sakau, banzai, žinai, pas mane yra. Pirmą nusiperki, paskui galvoju. Tai nebebuvo čia tas toks pirmas toks sprendimas, bet, nu, tas didelis noras, kad vis tiek kažkaip galvoji, nu, kažkaip sugalvosi, kažkaip išvažiuosi. Aišku, ten vis laik būna kažkokių tai trūkumų, tai padangų negali nusipirkti naujų, tai dar kažko, tai kažkur taupai, negali treniruotis, nes nėra biudžeto, tik tai biudžetas varžyboms, tai kažką aukoji, dėl to pagrindinio vis tiek dalyko, kad galėtum startuoti ir važiuoti, žinai, tai link to ir ėjom. Bet Subaru tavo garaže buvo gan trumpai, porą metų, teisingai? Jo, 2 metus, nes dėl Subaru iš tikrųjų labai esu kaip automobilių patenkintas, nes 16 ralių, 16 finišų ir savo klasėje, man atrodo, 2 metus esam prizininkais tapę ir 3 ir 2 vietos, tai rezultatais tikrai buvau patenkintas ir viskas buvo gerai, bet Subaru didžiausia problema buvo, kad jisai yra silpnesnis už Mitsubishi Evolutioną ir kokių ten 40 arklių ir supratau, kad reikia kažką keisti, nes vėlgi čia toksai, dar trūksta kitos top levelio, dar kažkiek tai, ne, mes esam 10-ko gale, bet iki priekio dar mums šiek tiek trūksta, nes technika mums to neleido, nes visi, kas turėjo Subaru, visi pabiški jos atsikratinėjo ir ėjo link Mitsubishi, kažkas jau senai važiavo, tai norint kovoti top levelį, reikia keisti automobilį. Ir 13 metai ir tada tu praktiškai sėdai į vieną iš pačių moderniausių tuo metu ralių automobilių. Nu, jau prasidėjo buvo Evo 10 automobiliai, bet Evo 9 ir Evo 10 nebuvo tokio didelio skirtumo kaip tarp Evo ir Subaru, ne? Tai iš tikrųjų greiti lenktynininkai galėdavo tos Evo 10 lenkti. Tai mums 13 metais visai neblogai sekėsi, turėjom ten keletą galbūt ir avarijų. Bet tais metais pagaliau įgyvendinom vieną iš savo dar svajonių, laimėjom ralį. Tai buvo Druskininkų ralis, paskutinis etapas Lietuvos ralio čempionato. Ir ten taip įdomiai susiklostė, mes ten buvom kokie 4, paskui 3. Ir likus paskutiniam greičio ruožai, ilgajam tam vadinam Grūto parko, Vytautas Švedas. Per mišką, per smėlį. Jo, jis ten labai sunkus, labai reikia daug. Tie vaizdai beje. Jo, iš tų metų, jo, ta bala. Žodžiu, tai mums nu, su Samuičiu buvo Martynas Samuitis, Vytautas Švedas. Prisimeni? Jo, atsimenu, va, tie patys. Žiūrėk, kaip Vytautas koks nelaimingas. Jo, tai Vytautas prakirto padangą, žodžiais, nors buvo 305 gal sekundėm atsiplėšęs priekį. O mes su Samuičiu buvom praktiškai 1 sekundėje, ten gal idealus laikas, dabar bijau pameluoti. Ir tokia situacija gavosi, kad Martynas atvažiavo į miškę ir buvo tokia sankryža ir 2 keliukai. Ir jis nei tą iššovė, žinai, keliuką. Ir jis įjungė atbulinį. Žodžiu, mes važiuojam, pamačiau Vytautas, kad stovi, jau supratau, kad mes... Kad viskas gerai. Jo, mes kovojam dėl pirmos vietos, nes Vytautas keičias ratą, nu tai ratą pakeis minimum 2 minutės, žinai. Atsilikimas 35, su Martynu mes 1 sekundę. Ir Martynas iš tikrųjų labai greit lėkė, bet per tą klaidą jisai mums pralašė 2,9 sekundės. O, labai nedaug? Jo. Tai iš tikrųjų jisai, nu,
tikrai greit tada reikia, bet fortūna, kaip ir sakiau, rallyje reikalinga ne tik pasirašymai, bet ir sėkmė. Tada sėkmė buvo mūsų pusėje. Ir Mitsubishis tavo atnešė ir pergalę aplamai Lietuvos ralio čempionate bendroji skaitoj, tas pats Mitsubishis. Ir tada kažkaip gimė idėja sėsti į Škodą. Iš tikrųjų, kai laimėjai su Mitsu absoliučią įskaitą, pasigirdo nemažai kalbų, kad turbūt, kad jau rauks šitą reikalą. Nes biudžetai didėja, pinigų nėra, visokios krizės. Bet vietoj to, kad užrauktum, sėdai į Škodą. Kaip visą tai išsivystė į Škodą? Tai čia dar buvo prieš istoriją tokia, kad 18 metais, kai baigiau, buvau žmonai prižadėjęs laimi čempiono vardą absoliutaus ir baigiu ralį. Negalvojau, kad čia taip greitai įvyks, žinai. Ir tada buvau tikrai išspaustas į smarkį kampą ir jau žmona sakė viskas. Tikrai nauseks. Jo. Be to dar prieš tai turėjau skaudžią avariją, labai prieš paskutinį etapą sudaužiau automobilį praktiškai netaisomai ir nuomavausi automobilį, kad startuoti tą ralį. Tai žodžiu, ten dar atskira istorija. Tai va ir žmona sako, jau viskas, tai žinai, buvo apdovanojimai čempiono ir klausė vedėjas, dabar neatsimenu kas, tai Giedrius sako, tai važiuosi kitais metais? Sakau, nežinau, klauskit žmonos. Tai pilna salė, ralistų, žinai, visų klasių suėję, žmona pakitė ant sienas ir visi reikia, leis Giedrius. Tai buvo vargšė spaustai į kampą ir sakė, aš tau niekad nedovanosiu šitams. Ir žodžiu, gavom leidimą dar toliau raliuoti. Ir dėl Škodos, bet tada jau supratai, kad laimėjai ir jau reikėtų kažką tai keisti, ar ne? Jo, nes jau konkurencija buvo žiauriai didelė. Taip, ir pradėjo čia visi važiuoti, jau Benediktas Vanagas jau važiavo, Vaidotas Žala važiavo jau su Škoda, Egidijus Valeiša jau Fordą turėjo važiavo, taip visa ta, kaip sakyt, kultūra jau kėlėsi iš tų Mitsubishi į greitesnius automobilius ir, mintis laik buvo, bet man buvo jau čia tokių svajonių, net nepasiekiama, nes automobilis, kuris kainuoja 250 000, tai, kažkas vis tiek ir šiai dienai yra labai dideli pinigai, tai nusipirkti be kažkieno pagalbos, tai praktiškai neįmanoma. Mano atveju, tai jinai buvo po truputį gvildenama, bet tokia buvo vis laiką atsargiai tai žiūrima. Ar galima sakyti, kad va tas žingsnis, persėdimas į Škodą, tave tikrai padarė to labiau profesionalu, nes tau teko daug daugiau dirbti ir rėmėjams, teisingai? Ar tai jau buvo ir su Mitsubishiu? Ne, gal su Škoda tas būtent, vėlgi, aš automobilį kaip pirkau leasingu, paprašiau rėmėjų, kad duotų pinigų, sakė, mes tiek negalim skirti, mes galim už tave laiduoti ir padengti leasingo išlaidas, bet važiuoti jau turėsi, kaip sakyti, iš savų. Tai vėlgi turėjau toks spirt savo į užpakalį, žinai, kad susikaupti ir pasitemti. Ir iš tikrųjų pirmą sezoną buvo labai sunku psichologiškai važiuoti, nes aš sėdęs iš Škodą pirmą sezoną galvoju, kad netgi sulėtėjau, nes kai tu važiuoji su automobiliu, mes pirkom ne naują, 150 000 kainavo, bet vis tiek tu važiuoji su automobiliu, kuris nėra tavo, 150 000 ir jeigu gingdėje jį sudaužysi, tai neturėsi nei rėmėjų, neturėsi iš ko mokėti leasingą ir nežinau, kaip viskas toliau pasisuks, žinai, tai toks psichologiškai negalėdavau kartais rizikuoti ir vietom atrodo, galėčiau greičiau važiuoti, bet atleisdavau, nes, spaudimas didelis buvo. Mes turim nuotrauką. Man atrodo, čia 8 nuotrauka, Tomai. Man atrodo, čia pati pirma nuotrauka tavo su ta Škoda. Jo, čia kaip tik Lenkijoje esam. Olštinė, man atrodo, čia Holovšico garažas, servizas ir Sveciuk toksai lenktyninkas, kuris sėdo į naują Škodą, tuo metu Škoda Evo ir turėjo šitą, jis ją pardavinėjo, tai mes ilgai su juo dėrėjomės dėl kainos ir iš tikrųjų geras automobilis, buvo gerai prižiūrėtas,
gavom daug atsarginių dalių prie jo, tai porą metų net praktiškai nereikėjo pirkti nieką. Dabar jau supratom, dabar jau baigėsi. Ką reiškia, kai reikia pirkti dalis Škodos, nes viskas tik tais perkama iš Škoda Motorsport, iš Čekijos ir ten nieko kito negali dėti. Tai tikrai biudžetas lenktynių išaugo ne 1000. Mes dar turim tokį video 10. Ta prasme, iki Škodos dar irgi buvo priešistorija, kaip tu sėdai į ją, ar ne? Kaip tu atėjai iki R5. Prisimeni, parodykit šitą vaizdą. Jo, čia buvo dar vieni metai. Čia tos pačios pirmas užuomazgos ir vieni metai irgi buvau sutaręs su rėmėjais, kad jie man padės įsigyti šitą automobilį, paskui mes jį lizinguosimės. Ir čia yra Peugeot 108 R5. Jo, tai atsidarėm Rally Cars for Sale, pažiūrėjom, kokie automobiliai pigiausi R5, žinai, buvo šitas ir susisiekėm su pardavėjais. Ir visai rimta čia buvo kompanija tokia ir mes nuskridom į Italiją apsižiūrėti šitą automobilį. Man padėjo tada Edvardas Lucevičius irgi kartos mes su juo skrydom. Apsižiūrėjom ir praktiškai beveik buvom jį nupirkę, nesutarėm dėl 2000 eurų. Ten kažką radom, kažkas mums nepatiko, sakom nuleisk, jie nenuleisim ir grįžau atgal. Ir sako, jie skambina, gerai, sako, atiduodam. O aš jau toks, žinai, biški, atsitraukęs. Jo, atšalau truputį ir taip galvoju, ai gal ne, žinai, nes, pasėdėjau aš tam Peugeot ir pas jos garaže stovėjo Škoda R5. Peugeot ten taip suspausta viskas, taip siaura, žinai, toks, atsivertėm grįžę katalogą, dalių su Peugeot ten tiekimų problemų buvo tuo laiku ir nebe visko jau buvo įsigyti, o atsisėdu šonė buvo Škoda, atsisėdu, sakau, čia man automobilis, man va tokia reikia, žinai, ten taip lipo viskas, žinai, ten ir vietos daugiau buvo ir taip pat grįžau, atšalau ir galvoju, ne, jeigu pirkti Škodą, žinai. Tai, va, ir tas toks dar tada metai, kokie prasitempė. Ralis žiūrovus žavi dėl dviejų dalykų. Aišku, avarijos, bet ir pergalės, ar ne? Ir žmonės važiuojagi tam, kad laimėtų. Ar prisimeni savo pirmą pergalę? Pirmą? Tai tų pergalių, matai, yra pergalės klasėse. Pradėkime nuo klasės. Tai čia kadetas, ar ne? Jo, kadetas. Palauk, pirmą sezoną tu iškart ir laimėjai savo klasę? Matai, su kadetu važiavam pas Vygį. Ten tos pergalės buvo Vygio pergalės, sakykim, žinai. Netikras. Jo, jos tikras, to laiko atrodė pačias tikriausias, žinai, bet tos, atsimenu, gal kokios buvo 5 mano ralio varžybos, kai pas Vygį užsidėjom tada nebe žieminės padangas, bet restauruotas. Ir supratau, kad kardinalus skirtumas, wow, kas čia darosi, suku mašina dūsta, variklis nebetraukia, žinai. Tai ir ralio metu pradėjom, iš pradžių atsiliknėjom, bet paskui pradėjom vytis, toks Linas Gegužis buvo irgi su kadėtu važiavo ir jį varžybų metu pagavom ir tikrai pajaučiu tą skonį ir ten tų varžybų daug važiuodam, tais metais gal 20 varžybų nuvažiavom, tai pas mane labai tas toks pakilimas buvo. Progresas didelis. O su Opeliu buvo žiemos ralį mes dar truputį kitoj vietai, su Astra kitoj klasėje važiavom, paskui prisėdami savo ir man atrodo, tas sekantis ralis Vilniaus buvo, irgi greitas ralis ir mes savo klasę laimėjom ir su didelio atotrūkiu, man atrodo, Irmantas Žukauskas tada važiavo irgi su Opeliu, jis gal virš 2 minučių atsiliko nuo mūsų tai klasėje. Tai, žodžiu, yra ką atsiminti. O pergalė bendroj įskaitoj, tai va ta Druskininkų, tau jos gan ilgai reikėjo laukti. Kokius 4 sezonus turbūt, kai jau sėdai į tokią mašiną, su kuria gali laimėti, vis tiek dar reikėjo pavažiuoti tam, kad nugalėtum. Su Druskininkais buvo taip, kad, sakykime, ten daugiau gal sėkmės irgi prisidėjo tame ralyje, nes Mitsubishi važiavom 1 sezoną, prieš tai važiavom 2 sezonus su Subaru
Bet, sakau, ten kažkas pramušė ratą, kažkas ten nuvažiavo į šoną, žinai, tokia ta, biški gavom avansą tą pergalę. Bet sekančias pergalės jau laukiau iki 2016 metų Elektrėnų ralėje, kai mes, kaip sakyt, laimėjome ir buvo tada ir Deividas Jocis, ir Vaidotas Žala. Ta prasme, tikroji atviroji kovoji. Jo. Bet ir tai negali sakyti, kad vis tiek kažkam kažkas buvo. Ralėje toks sportas yra, kad negali visiems viskas sekti, žinai. Kažkas kažką pramuša, tiek pat ir aš būna pramuša ratą ir kažką nulaužia ir apvirstų. Tai čia, bet sakykime, tos dvi pergalės mano yra įsimintiniausias. Ir iš tikrųjų daugiau ir neturiu netgi pergalių. Esu vienodu laiku atvažiavęs su Benediktu Vanagu, identiškom sekundėm ir šimtosiam žodžiu. Tai ten jau sprendė taisyklės, kuris laimės ralį, tada mums nepasisekė, mes likom antri. Išloštas visas čempionatas. Kaip tu jautėsi tada? Jau žinojai, prognozavai, galvojai, kad čia važiuoju dabar dėl pergalės? Kada pajutai, kad viskas, numeris 1? Tada čempionatas buvo, man atrodo, berods iš 5 etapų. Ten įdomi sistema dar, pas mus vienas etapas braukėsi. Gaunasi, kad iš 4 gaunasi taškai skaičiuojami. Ir buvo tokia situacija, kad Vaidotas Žala startavo su R5 automobiliu ir mes su Mitsubishi jam net iš tolo neprilygom. Mums, kaip sakyt, nemažai įveždavo per varžybas. Bet jisai net nespėjo gauti automobilį pirmame etapui, jis nesudalyvavo pirmame etape. Ir mes turėjom tam tikrą atstumą. Rezervą. Jo, rezervą nuėjom. Ir aš jau po 2 etapų buvau suskaičiavęs, kaip man reikia atvažiuoti, kad manęs Vaidotas neaplenktų. Nes jis kiekviename ralyje važiavo be konkurencijos pirmas ir net nieks jam negalėjo pamaišyti, apart kažkokie technikos gedimai arba avarija. Tai tą sezoną mes labai su Benediktu Vanagu tarpusavį labai lenktyniavome ir kelis ralius esu prieš jį laimėjęs sekundžių dalimis arba ten sekundėse. Tai žinai, kas spręsdavo paskutinius greičio ruožus tiek atsimenu Kelmėje. Paskutiniam greičio ruožę mes jį aplenkėm tiek Elektrėnuose. Ir žodžiu, aš buvau taip skaičiavęs, kad aš turiu visą sezoną važiuoti, visą laiką būti antru ir nepadaryti klaidos. Ir ten buvo tokia įdomi skaičiavimo sistema. 1 dieną, 2 dieną, power stages. Ir visur turėjau būti antras, nepaleisti nei vieno taško, kad 1 tašku laimėti prieš Vaidotą Žalą. Dėl tos pergalės, kuri buvo pirmame etape. Jo. Tai žodžiu, paskutinis ralis, prieš paskutinį ralį baisolinė avarija, aš 2 dienas treniravausi ir paskutinę dieną su senom padangom pradėjo lyti naktis ir mes šokom per vieną trampliną, nuslydom ir šitoj nuotraukai ir nuslydę į kelkraštį susiradom tokį medį, kur trenkėmės į priekį, automobilis smarkiai atsitrenkė ir virš 100 km/h buvo atsimenu greitis, tai vėl metė į kitą pusę, dar į kitą medį atsitrenkėm, tai aš išlipęs iš automobilio net nesupratau, į kurią pusę einu, žinai, nes norėjau eiti stabdyti automobilis važiuojančius iš kitos pusės, bet žiūriu, kad ne į tą pusę einu, žinai, tai iš tikrųjų labai skaudė avarija buvo ir susilaužiau gal odegikaulį, nes pusę metų negalėjau normaliai sėdėti. Bet vala, čia buvo prieš pat paskutinį etapą, teisingai? Jo, prieš pat Druskininkų paskutinį etapą. Čia likus 1-2 dienam? Čia gal buvo treniruotės ar antradienį, ar pirmadienį, o ralis... Savaitgalį, penktadienį. Jo. Ir tada, parodykite kitą nuotrauką, tada atsirado kažkoks kitokios spalvos automobilis. Papasakok šitą istoriją. Automobilio istorija tai iš viso įdomi. Čia automobilis, su kuriuo mes važiavom kažkada 1000 km lenktynėse. Sudarėm Janušą. Paskui mes iš jo nupirkam tą automobilį. Paskui atsirado toks lenktynininkas Vytautas Pažėrynis, kuris nupirko jį iš mūsų, perdarė į ralinį, jis važiavo ralyje, bet tada jau jis darė pauzę, jis tą sezoną nevažiavo. Ir mes sakom, Vytautai, išnuomok automobilį reikia. Vytautas, aišku, geras žmogus, jisai
davė tą mum automobilį, sako, važiuokit ir laimėkit. Tai mes truputį dar kažkurias dalis panaudojom iš savo automobilio, kas buvo geresnis. Ką galim dar buvo įdėti, žinai, tai ten amortizatoriai ar stabdžiai, nebeatsimenu, kažką mes susidėjom savo. Ir su skaudančiu užpakalį, 2 kaulai prieš startą nuo skausmo ir išvažiavom į tas lenktynės. Ir laimėjai čempionatą. Ir laimėjau čempionatą. Jo, tai čia sėkminga istorija, bet mes turim dar vieną ne tokią sėkmingą istoriją, kai čempionatas buvo praloštas absoliučiai paskutiniam viso čempionato greičio ruože, ar ne? Parodykim tą 9 video mes turim, kai viskas buvo pralošta naktį Druskininkuose. Jo. Taip kaip kažkada laimėta naktį, taip buvo pralošta. Jo, iš tikrųjų buvo tokia situacija, kad čia berods ar 16 ar 17 metai, dabar neatsiminsiu. Pretendentų buvo į pirmą vietą gal 4, bet ten irgi ir Martinas Samsonas galėjo laimėti, ir mes, ir Vaidotas Žala. Ir galutiniam rezultatė laimėjo Latvis. Jo, likus 2 greičio ruožam mes buvom pirminės, Hebra prisiveikė reikalų. Janis Varabjovs iš mūsų paskos važiavo gal 28 sekundės. Ir vis tiek ta įtampa buvo ir gal šiek tiek nesusitvarkiau su psichologija. Ir vieną posakį mes naktį pračiažėm. Ir teko jungti atbulinį, apsisukti. Ir kai tu važiuoji į priekį ir šiek tiek saugai rezultatą, ne? Ir prieš tai greičio ruožiamas Janis Varabjovs jau atkirta mūsų sekundės. Ir pasijėm greičio ruožę dar padarėm klaidą. Ir pralošėm ralį berods 9 sekundėm tada. Ir žiauriai buvo skaudu jo, nes atrodo, jau tiek nedaug trūko, jau buvo rankoje ir pabėgo pergalė iš rankų, bet Janis yra kietas specialistas, kietas psichologas. Ir Lapinas. Jo, jis šiaip prie startą ateina, jisai tau ką nors tokio pasako, kad tave išmuša iš vėžių ir tu pusę dopo nesupranti, ką tu veiki. Tai jisai savo čia ta tarybinė mokykla, ar ne? Jo, bet labai stipri, žinai. Žinau, dar Janis, kad ir su kokiais žmonėm bendravęs yra, tai dar žinai, jam matytas padeda. O šiaip avarijos yra dažnas reiškinys rallyje, teisingai. Klaidos, avarijos dėl vienokios kitokios priežasties, ar tai būna techninis gedimas, ar šturmano klaida, ar tavo perdegimas, tai yra, daugiau ar mažiau, sunku pasakyti normalu, bet natūralu rallyje, teisingai. O ką tu galvoji, jauti viskas, dabar tai jau bus. Kas prasisuka per tas paskutinės sekundės? Kas? Kad skaudės? Ką žmona pasakys? Kiek kainuos? Kas? Gal pirmoje vietoje iš tikrųjų skaičiai prasisuka. Gal po to. Pirmoje vietoje galvoju galbūt, kad apgriūsi, bet atsistos ant rato ir nuvažiuosi ir nieko nebus, žinai, tokia tikiesi, žinai. Bet jau kai supranti, kad jau viskas, tai galvoju, kiek dabar čia kainuos, žinai. Kažkaip apie sveikatą pradedi galvoti paskutinėje vietoje, žinai. Tai kai subinė pradeda skaudėti. Panašiai, tai žinai, iš tikrųjų, geriausiai man patinka, kai būna įmesti filmukai, kai futbolistai vartasi, žinai, kai biškai prilečia. Atrodo, kad susilaužė. Jo, ralistai nusivarta, ar ten su formulėm kažkur tai ten dega, žinai, ir išlipa ir niekur nieka, žinai, tai ant didelio greičio. Tai sakau, tą viską pamiršti ir vis galvoju, vis tiek tas adrenalinas gal tuo metu būna. Tau, žinai, kad negalvoju apie nieką, tik tai, žinai, galvoju, kaip čia susitvarkyti, kaip padaryti, kad finišuotum tą ralį ir žinai. Bet mes turim keletą pavyzdžių iš tavo nesėkmių. Parodykit, 7 video, pavyzdžiui. Gali papasakot kontekstą, kas čia vyksta? Jo, iš tikrųjų, tai priekinis ratas truputį per daug užkabina vidų. Ir išlengvėjęs galas, matot, pusnį šiek tiek kabinau ir išlengvėjęs galas pabėga paprasčiausiai ir aš nebegaliu permesti automobilio. Koks šeralis, kaip baigėsi, kiek brangiai? Širvintų ralis, tradicinis, prieš sezoninės kažkokias tai varžybėlės, gal 17 metai. Puikiai žinau tą vietą, viskas čia man aišku ir prieš
pusmetį pats toje vietoje stovėjau, žiūrėjau, kaip kiti važiuoja. Žinau, kad daug žiūrovų, reikia nepasivesti, žinai, tai vat nepasivedžiau. Dažnai čia pigų nebūna, atrodo, kad čia liktai sveikas automobilis, bet žinot, Mitsubishi dalių kainas, tai... Nieko nėra pigaus šitam sporte. Ten bet koks griuvimas nuo 10 prasideda, žinai, tai... Gerai, turim dar vieną posūkį, kurį tu 100% žinai, galėtum užsimerkęs, manau, pravažiuoti. 12 video pažiūrim. Papasako, kas čia buvo? Čia jo, tokia... Čia ta pati, žinai, kaip sakau, vėl žiūrovai, vėl fanai, atleisti negali, truputį pervertini ne kiek savo, gal kiek automobilio galimybės, nes po to šuolio mums, kaip vėliau paaiškėjo, nusisuka galinis pusašis ir mes truputį praradom kontrolę. Aišku, padariau ir aš klaidą, šokęs ore, automobilis pradėjo truputį suktis ir man pasirodė, kad jau lenkia galas mane ore. Ir aš laikiau vairą, dar truputį tokią kontrą padidinau. Ir kai automobilis nusileido, šveitė į kitą pusę jo. Ir gavosi, kad aš truputį pavėlavau atsukti vairą, bet, sakau, kažkiek tai gal pridėjo, kad ir tas pusašis nusisukęs, nu, tokių keletą sutapimų, kur nepagavau automobilio, sakykime. Bet sutinki, kad absoliučiai mintinai žinai šitą posakį. Ne, čia viskas aišku. Viskas aišku, bet Mitsubishi ten šok tiek negali. Nors Vaidotas Žala parodė, kad gali toliau nušokti. Bet ten irgi toks labiau atsitiktinumas. Bet jam pusašis nenusisuka, matyt, tada. Gerai, turim dar vieną video 14. Pasižiūrėkime dar vieną istoriją. Kas čia nutiko? Jo, čia toks irgi truputį buvo su galva negerai tuo metu, nes prieš tai viename iš greičio ruožų prakirtau ratą, ten sprogo, išdaužė viską, keitėme, bandėm davažiuoti, ten pradėjo padanga lūptis, ten bamperiai, lempas, viskas iškrito, pasikeitėm tą ratą ir mes ten pralašinėjom nemažai sekundžių. Bet tada pradėjom galvoti apie klasę, kad reikia atvyti, o tas, kai atvyti, truputį viršiai savo galimybės būna. Lipi per save? Jo, lipi per save ir prieš tai ten buvo toks tramplinukas su posūkiu, mes pašokom, mus panešė ir perstatėm automobilį į posūkį, bet ten toksai, kaip įvažiuoji, čia gal iš video nesimato, bet viduje vienas bortas toks didelis ant kalniuko žmonės stovi ir kitoj pusėje irgi toks kaip lovytų važiuoja, irgi breuna. Ir aš kaip stabdžiau, mane pastatė skersą automobilį ir jau per anksti pastatė į posūkį. Turėjau atleisti stabdį, kad jis prasitiesintų ir tada vėl stabdyti. Ir aš praslidau savo posūkio kampą, jo tašką. Ir aš per plačiai gavosi išslidau ir normalioje situacijoje kaip ir nieko būt nebuvo, bet kadangi yra bortas, kirtom su galiniu ratu į bortą, mus pakėlė ir toks kaip važiuoja vidui, toks, kad ir milisekundės, bet atrodo lyg tai pagavai. Ir tada dar už priekinio rato tas bortas užkliūna, mums tokia kaip padnoškė. Ir tada jau... Turim labai analogišką klaidą, kuri baigėsi gerai. Pažiūrėkim 6 video. Manau, kad čia labai panašu, tik tai nelovy. Jo, čia, sakykim, to borto nebuvo, viskas minkštai, bet čia jau stenogramos klaida. Čia... Nes aklas posūkis, ar ne, atvažiuoja? Didelė tiesioji, prieš tai didelį greičį ir prieš tai toks lengvas kairys ir paskui staigi dešinys. Ir aš atsirašiau per daug metrų ir pravažiavam pirmą kartą, dalį sakau pamažink, bet pamažinam labai nedaug. Antrą kartą važiavam vėl toj pačioj vietoje. Pasirodė per mažai pamažinti. Jo. Tai žodžiu, nes didelis greitis ir kartais... Mes važiuojam per susirašymą 70 km/h greičiu, o čia atvažiuoja 170. Tai kartais sunku įvertinti tą, per kiek tu laiką sustosi, nuo kokio greičio ir yra, kaip sakyt, kartais klaidų padaroma. Dar įtariu vieną istoriją, kurią tu papasakosi įdomią. Pažiūrėkime į 3 nuotrauką. Kas čia? Kaip čia buvo? 2014 metai, testai, prie Telšių dalį sako, žinau gerą dapuką. Varom pasitreniruoti. Ten mes jau į pabaigą irgi buvo daug šlapia lyja, tada daug kartų prasivažiavam. Ir ten buvo tokia įdomi vieta, kili kalniuką ir toks
Sveskytė, kaip sakau, esas toks, ne? Bet tas esas su tokiais irgi bortais dideliais, žinai. Nu ir ten irgi greitis apie 170 ir ten turi tokį staigų judesiuką spėt padaryti. Ir labai tiksliai. Jo, ir pradėjo lyti, irgi truputį slistelė, truputį ant bortą, užvažiavam, tada mus pakėlė, tada apgriovė, apsuko. Ir čiuožiam ant stogo ir apsisukė, žinai, ir dar į medį, žinai, su galu. Tai čia matosi to medžio liekanas likusios. Tai supranti, sėdim dar tarp automobilio su dalim, nesuprantam. Žiūriu, visi langai sveiki, o salonas pilnas žemė, žinai, privarytas, kaip pribaldazeriuotas. Sakau, iš kur čia ta žemė, žinai, nesupranta. Aš per galinį langą, kaip čiuožiam ant blom, ten viską įvydo, šėrė, žinai, tai, nu, toks jo, ralis buvo tada Talse už 3 ar 4 dienų, irgi ten komanda puolė, padėjo ten staugą, keitėm galą ir per tas 3-4 dienas pavyko sermentuoti, irgi tai buvo iššūkis labai didelis. Vat apie tos iššūkius ir ryžtą nugalėti. Kartais sutinki, kad kartais tai peržengia tokio sveiko proto ribas. Noras atvažiuoti iki finišo, gauti kažkokį tašką. Gan dažnai, aš žinai, toks esu kažkada pasakęs, kad jeigu nors vienas ratas suksis, aš važiuosiu į tą finišą, žinai, kažkaip bandysiu. Gailėsi po finišo kartais? Finišuoti. Iš karto ne, bet po kiek laiko supranti, kiek tai kainavo ir galbūt mažiau kainavę, jeigu būtum nevažiavęs. Aš vat vieną tokį akivaizdų pavyzdį norėčiau papasakoti. Tai jo, nes, bet tuo metu adrenalinas tau nieks nesvarbu, tau vienas tikslas yra finišuoti. Vat pažiūrėkim 11 video. Aš kai pamačiau šitą vaizdą, supratau, kad tau nereikia toliau važiuoti. Atsimeni? Atsimenu, jo, čia aš praeitų metų, kai mum prakirtom radiatorių ir dasipilinėjom vandenį ir bandėm finišuoti ralį. Ten buvo likę asfaltinis greičio ruožas. Jo, nu, mes prakirtom jį daug anksčiau, bet mes iki čia atvažiavom, bet mum gavosi taip, kad susikraipė galva ir vanduo bėgo į cilindrus ir mums automobilis nebesikūrė jau savaime, tai iš starterio jį reikėdavo stumti arba užtraukti. Tai, bet tada tu nebegalvoji, kokias ten taisyklės ar tokias, tavo vienas tikslas važiuoti ir finišuoti, žinai. Nes ten taškų labai reikėjo. Jo, bet, nu, aš, žinok, ne dėl taškų čia tas viskas. Man tas emocija, kad atvažiuoti ralio finišą, nu, kad žmonės matyt, kad tu važiuoji, kovoji, žinai, ir galbūt už tai mane ir myli, kad aš esu toks kovotojas ralio trasoje. Čia išsiugdėjai per tas 15 pirmų nebaigtų varžybų. Bet, žinok, aš tą galvoju irgi savo užduodą klausimą, matyt, tas nebaigimas ten taip tave kažkaip paveikė vaikystėje, žinai, kad pašiai dienai, pašiai dienai tas veikia ir sakau, nu, man griūk, kas nežinau bus, bet atvažiuosi į finišą, jeigu, sakau, nors vienas ratas važiuos, stums tave, tai ir važiuosi. O iš tavo klaidų, iš tavo patirties galbūt klaidų, kas vyksta dažniau, šturmano klaida ar vairuotojo klaida? Nu, šturmanas ir aš jau mes kažkaip susidirbę, vis tiek galutinį sprendimą priima vairuotojas. Stenogramą diktuoja vairuotojas. Šturmanas, jeigu vėluoja, dažniausiai tu jauti, kad jis vėluoja ir tada galbūt tu žiūri pagal save. Pradėti tiesiog nepasitikėti kažkiek? Ne, dažniausiai šturmanui sakau greičiau ir vykis, žinai. ir šturmano klaida būna tuo atveju, kai būna kažkoks padidėlė greičio, staigus posūkis. Ir jeigu jis iki to posūkio nespėjo pasakyti, kad tau stabdymas, tai jo, gali būti, kad, nu, sakykime, galim kažkada vieną kitą klaidelę buvo ir šturmano, bet kaip šiuo atveju, Škoda kaip virto matė, tai arba kaip nuo tramplino šoko, tai ten grinai yra vairuotojo klaidos, žinai. O būna taip, kad kažkas nepasisekė, nu, kažkokią klaidą padarei ir taip vis tiek grieži dantį ant daliaus. Na, yra tuo atveju buvę, kur kaip sakyti, užvažiavau ant daliaus, netgi buvo Saremui toksai ralis ir mes virtom ir aš sakau, Daliu, tu pavėlavai. Aš nepavėlavau, pavėlavai. Ir žmogus jisai abstinentas, jis negeria ir tada prigėrė. Kalbant apie Saremą ralį, kultinis ralis sutinki?
Jo, vienareikšmiškai. Bet žmonės kalba, kad jūsų komanda ten turi vieną tradiciją – po ralio. Ir ralėme tarp ralio. O gali pasakyti? Ten turim tokią vieną sodybėlę, kur mes kiekvienais metais važiuojam ir gyvenam, kai dalyvaujam ralėje. Ir ten tokie yra laiptai. Tai jau visi, dažniausiai, kaip sakai, po ralio įsismarkavę. Nes jau sezono pabaiga, jau, žinai, reikia nuleis garą. Tai yra tokie mediniai laiptai tiesiai, pasiemam čiūžinį, ten toks yra stovi gaidys kažkoks tai plunksnuotas, įteikiam rankas ir vis nuo tų laiptų čiuožiam, žinai, tai būna viską, ir stogų ten būna, ir būna čiūžinis lieka viršai, žmogus apačioj, žinai. Tai, bet, tai smagiai pravedžiam sezoną, kaip ir uždarimą tokį. Šturmanai. Esi pakeitęs šiek tiek šturmanų, bet iš principo nesi tas žmogus, kuris važiuoja su bet kuo, bet kaip. Teisingai? Tavo šturmanai tokie gan pastovus. Jo, tai iš tikrųjų aš jau, sakyti, nebejaunas esu. Ir, kai sakau, neturiu laiko aš keisti šturmaną, nes šturmaną pakeisti, tu turi paaukoti vieną sezoną praktiškai. Tai netgi šturmanas atedamas su pinigais, jisai negali atsverti to seną šturmaną, kadangi tu susidirbęs, tu jau vienas kitą pažįstame sudalę, užtenka mums vienas kitą kartais pasižiūrėti ir aišku, ką reikia daryti, ar kas kaltas, kas padarė klaidą ir panašiai. Tai yra kažkoks tai supratimas, yra plius pas juos yra noras važiuoti, paskambini dalį, sakau, žiūrėk, tada reikia būti testuose. Jis neklausė, kad ten negaliu, man ten kažkokie darbai ir kelintą valandą sako. Tai man tas labai veža pas jį, labai patinka, kad jis turi dar to norą, nors irgi nejaunas yra, dar, sakykime, už mane dar 10 metų vyresnis, tai dar netgi daugiau truputį. Tai iš tikrųjų, labai džiugu, kad tokie žmonės supa aplinkui ir trokšta noro važiuoti kaip ir aš. Paleiskim dar 13 video. Žiedinės lenktynės. Kodėl jos čia? Atrodytų, tu girali pasinėręs 100%, bet vis karts nuo karto pravažiuoji. Tai čia pagrindinis dalykas galbūt yra 1000 km lenktynės, kurios marketinginė prasme labai yra populiarios ir tarp rėmėjų, ir tarp žiūrovų, ir televizija ir visa kita. Per tai man lengviau netgi kartais yra prisitraukti rėmėjų raliui, nes kai naini pas rėmėją, klausia, kur tu važiuoji, sakau, ten ir ten, sako, ten miškuose. Sako, o tai Palangoje važiuoju, sakau, važiuojam, tai kitas reikalas, įdomu, kalbam, tada, žinai, tai per tą prizmę pritraukė ir rėmėjus raliai, tai iš tikrųjų 10 kartų jau dalyvavęs esu 1000 km, paskutinius metus dabar nevažiavau, nes jau rėmėjų pristraukė šiek tiek esu. Bet tai reiškia, yra dalis tiesos, kad 1000 km ralyje žmonės padeda susirinkti savo biudžetą likusiam sezonui. Teisingai? Gal ne kiek pati biudžetą, kiek santykius su rėmėjais, nes užkabini juos 1000 km, atsiranda kažkokios draugystės, tada bandai pasakyti, kad mes čia važiuojam, visai fainiai yra, atvažiuokit, pasižiūrėkit, žinai, tai aišku, viso biudžeto kaip ir nepadengia, bet dalį biudžeto, jeigu padengia, tai labai gerai. Ir tokie dalykai, kaip pavyzdžiui šitoj nuotraukoj, jie nesugadina santykių su rėmėjais? Pirmais metais, kai tai buvo, tai mes tos reklamos gavom tiek, kad jie rankam ploja. Bet tai, kai tai atsitiko 2 metus iš eilės, tai jų veidai jau keistai atrodė, žinai. Sako, gal jau su tą mašiną nebevažiuokim, sako. Tai jo, žinai, žmonės, jeigu protingi, tai supranta, kad automobilių sportas gali atsitikti visko ir to pačiu avarijų, ir to pačiu kažkokiu gaisrų kaip ir čia. Bet, nes sporte paprastam bėgime, tai tau ko, reikia sportbačiai, kad nesuplyštų, ne? Tai čia yra technika, nuo kurios paruošimo labai priklauso
ne tik nuo vairuotojo, bet ir nuo technikos priklauso tą rezultatas. Tai, o 1000 lenktynės yra ištvermės lenktynės ir ten važiuojant tiek kilometrų visko sudėtinga numatyti. Gali kartais naują daiktą įdėti, kuris gali sugesti. Tai iš tikrųjų, tai už tai ir yra ištvermės lenktynės. Kalbant apie sportbačius, pažiūrėkim 5 video. Kiek tau tai artima? Nes žvelgiant į tavo veidą, čia tai neatrodo, kad labai lengva. Iš tikrųjų, tai čia provokatorius didžiausias yra Martynas Samsonas. Jis kažkaip dabar irgi labai smarkiai užsimėtė su to sportu, o aš toks kaip ir, žinai, adrenalino irgi mėgėjas, man kur tik palenktyniauti ten yra, žinai. Tai sakė, Notkau, sakė, atvažiuok, parodysim, kaip reikia iš tikrųjų sportuoti. Tai atvažiavau, žinai. Ten po to bėgimo reikėjo dar plaukti vandenį, tai išlipu iš vandenio, tai galvau, kad nuolipsiu, žinai. Ten pulsas buvo netoli 200 ir žodžiu, nėra tai mano hobis kažkoks ar sritis, bet kaip sakyt, aš tos iššūkis priemu, man patinka ir kaip sakyti, sakė, šiemet vėl darys kažką panašaus, nenoriu, bet vis tiek važiuosi, žinau, kad... Bet kiek svarbu palaikyti tą fizinę formą? Tu šiaip sportuoji, nes realiai vairo stiprintuvas yra, šildymas yra, viskas yra, kam ten sportuoti, sėdi savo vairuoji. Žinai, nežinau ten kaip tau pasakyti, bet nuvažiavęs 5 ar 7 kilometrus, tu išlipi iš mašinos, jau visas šlapės būni, žinai. Ir vis dėlto tas fizinis pasirengimas tavo kažkaip, net nežinau kaip, gal čia moksliškai kažkas ir gali paaiškinti, bet tavo koncentracijai turi labai didelį įtaką. Ir pradžiai galbūt ne, bet kai tu važiuoji jau visą dieną ir dienos pabaigoje, kai tu visą save atiduodi, išsikrauni ir nebeturi jėgų ir tas fizinis pasirengimas, manau, kad jisai tikrai tave truputį dar patempia į priekį, žinai, tai aš to irgi to dalykų skeptiškai, seniau tą dalyką skeptiškai žiūrėjau, bet paskutinius kokios aš ten 6 metus, ten 7 einu, sportuoju į salę ir aš jaučiu, kad aš daugiau galiu ištverti ir koncentracija galbūt tą ilgiau užsilaiko. Tai o su maistu, tarkim, su gėrimais kažkokiais, tai žiūri save ralio metu ar ten prieš ralį? Ne, galbūt taip labai čia jau taip profesionaliai nežiūri tą dalyką, galbūt reikėtų kažkokio trenerio, kuris patartų, aš pats nesuprantu. Aš tik tai žinau vieną, jeigu bus pertrauka ir privalgysiu lašinių, man laikai suprastės. Tavo pomėgis daryti videoblogus. Jisai gimė kažkaip visai neseniai, o kaip, kodėl? Nes taigi montuoji pats, ar ne? Jo, pats. Pradžiai buvo toksai kaip ir mintis, kažkoks tai viešumas. Vis tiek per dabar neužtenka tau, kad užsiklijuosi ant mašinos lipduką ir tau visi matys ir jau čia, žinai, tu būsi labai, kaip sakyti, žinomas. Tai vis tiek mes norim kažkokio viešumo, kad pritraukti kažkokių rėmėjų. Ir tokia mintis atsirado filmuoti apie save, apie ralį, apie automobilius. Nes visą gyvenimą, kaip esu su to susijęs, tai pirmutinis vlogas išėjo, kai Jonas Luckus nusipirko Škoda automobilį. Tai kažkaip labai tokia įdomi pasirodė tema ir sakau, kad reikia nufilmuoti. Nufilmavus, atsirado kažkokių peržiūrų, laikų, ten paskatinimų. Tai paskui aš pats nusipirkau automobilį, tą visą istoriją filmavau, yra YouTube'ai, gali pažiūrėti. Ir taip užkabino, pradėjau rodyti ralius, atsirado kažkokie tai žiūrovai, prenumeratoriai, fanai, kur pakalbini dar ne tik save rodai, bet ir kitus lenktynininkus, parodai tą ralio virtuvę ir mūsų galbūt tas žmonių, tas kiekis, kuris domisi ralį, yra ribotas, bet jisai stabiliai yra, žiūri ir ateina, labiausiai tai toks įvertinimas, kai ateina per varžybas, sako žmonės, mes nesidomėjom prieš tai ralio, mums labai patiko, atvažiavome pažiūrėti ralio, kas čia toks yra ir ar galite nusifotkinti, ar gali mano vaikas atsisėsti į automobilį, tai tas toks, žinai, toks pasitenkinimas, kad
supranti, kad darai nebereikalą tą dalyką. Pensija. Skaudi tema. Kas bus ateityje? Ką galvoji, kiek planuoji važiuoti, kiek dar tavo škodutė patems ir kas bus po to? Tai žinai, tų scenarijų visokių yra. Visą laiką pagrindinis klausimas tai yra pinigai, bet jeigu atstumus tą momentą, aš vis pasižiūriu, kas čia už mane vyresnis dar lenktyniauja, ten koks Varabjovas važiuoja, žinai, ten kad Valeiša dar kažką, pačiu, sakau, aš dar turiu laiką, žinai, loja, bet, žinai, tai kaip ir laikas būtų baigti viską, bet kol dar esu konkurencingas, galiu dar lenktyniauti dėl kažkokių tai taškų, vietų, jaučiu, kad reikalingas aš esu dar ralio bendruomeniai, man tas veža ir aš dar bandau kabintis į tą sportą ir nepaleisti jo. Nes praktiškai pasikeitė karta teisingai nuo to, kai tu pradėjai važiuoti. Jo, netgi gal kelios jau kartos, sakykime, žinai, tai vieni jau atėjo, išėjo, mes dar likę esame, tai jo, dabar ateina jaunimas ir kaip sakyti, klausia manęs kartais, kad ar galiu pamokinti ir kokios stenogramos, ar dar kažko, tai visą laiką bandom surasti tą laiką jiem ir parodyti, kas su kuo. Tai iš tikrųjų man džiugu, kad ralis dabar yra pakilime, daug naujų automobilių, daug sportininkų, to jaunimo jau ateina, nebebijo to ralio, atsirado lygos 3, tai labai gera terpė pradėti, čia kaip pas mus buvo Vygio Širvintų raliukai, tai dabar atsirado jau oficialus mineralis, tai iš tikrųjų jūsų projektas, aš ralistas irgi labai džiugina, kad pritraukia norinčių daug dalyvauti ir man rašo, o kada dabar sekantis bus etapas, čia prieš kelias dienas, sakau, dabar palaukit tos žiemos, jau sakau, šiemet jau nebebus, žinai, tai žodžiu, labai gerai. Dėl tos pensijos, ar galvoji, kad visai atsiribosi nuo ralio, eisi žvejot kaip Rokas Lipeikis, ar pavyzdžiui, siesi save su raliu, galbūt kažką mokinsi, gal kažkam padėsi? Ar kaip pagrindinė duona, iš to valgyti, tai gal neįsivaizduoju, kad tai galėtų būti, bet kad pabėgsiu ir kardinaliai įsitrauksiu nuo ralio, tikrai ne. Ir gal kažką, tai nežinau, gal kokią komandą, nežinau, dar labai taip negalvau, bet kad visai paleis ralį, tai tikrai ne. Tai dar pavažiuosi? Dar pavažiuosi. Tai gerai, to ir linkim. Pabaigai, aš turiu mažą suvenyrą. Tavo 18 gimtadienis buvo, ne? Prieš porą dienų, tai sveikinu nuo mūsų komandos. Ačiū, Ramoniu. Skanios kavos. Ačiū. Ačiū visiems, susitiksim kažkada. Neužilga.